šiltai virpėjo ir blaškėsi ant javų medžių. Aplink laužą sėdėjo žmonės, atidžiai sekdami, kas vyko virtuvėje. Keletas vyrų su ietimis atsargiai sėdėjo su keistą padarą. Staiga tas padaras pašoko, sukeldamas sėdinčiųjų šūksnius. Tai buvo žmogus, užsimetęs lokio kailį. Pasipylė ietis. Žvėris pakrito. Visi tikėjo, rytdienos medžioklė bus sėkminga. Toks buvo pirmykštės visuomenės teatras. Ėjo amžiai, keitėsi žmonių gyvenimo būdas, atsirado apeiginių dainų ir šokių. Apeigose jungėsi judesys, šokis, muzika, daina. Tai, kas ir sudaro teatro meną. Kas ten teka per kiemelį, 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 saulė teka per kiemelį, saulė teka per kiemelį, rygailio, rygailio. Tikroji Europos teatro tėvynė Elada, Graikija. Jau keli tūkstančiai metų žmonės žavi Graikijos menas, o visi šalių teatrai išalti tebesimoko temos paslapčių. Ėjo šimtmečiai ir atnešė daug scenos naujokų. Susiformavo opera ir baletas. Lietuvoje išpopuliarėjo mokyklinis teatras, išsikristalizavo drama. O 20 amžius savo intensyvumu ir reikšme pralenkė visas ankstesnės epochas. Šiandieną pasivaikščiokime dangumi. Basom, kad nesutektume maltumo. Pavargęs esmė tvirkštų debesies, tik nesakyk, jog taip nebūna. Jeigu mokėčiau piešti, pirmiausia, aš nupieščiau angelą. Savaime aišku, basą, stovintį rūgiuos ir didelį, ir gražų, su purpuriniu vakaru delnuos. Jeigu mokėčiau piešti, nupieščiau aš laimingą žmogų. Savaime aišku, giedro veido, besišypsantį rūgiuos ir didelį, ir gražų. Nupieščiau 2 rankas ir 2 sparnus. Dėmesio, kalbu į vamzdį. Ką jau čia. Ką jau čia kvailys riaumodamas į vamzdį? O nieko jis nejaučia, jis kalba į vamzdį. Jis kalba į vamzdį, balai žino ką. Pro vamzdį galima į ką nors pasižiūrėti? Visa suplukusi tetulė su šunėku ant ilgiausio pavadžio. Nes jei šitaip gražu žiūrėti, kaip tas šunelis bėga. O, ir dėdukas. Taksas prie kojos, žingsniuoja abu iš lėto, nes taip abiem smagu, jog greta kažkas eina. O aš anavatas, kvailys be šuns, kuris stovi ir šypsosi, ne? Vamzdis. Iš vamzdžio galima ką nors išlašinti. Vamzdį galima duoti uostyti. Aš jau žinau, kas yra visų geriausias. Visų geriausias yra vamzdis. Kas yra tiesa? Kvailys kalbantis į vamzdį. Kur yra tiesa? Vamzdyje, ponia, vamzdyje. Kas yra vamzdis? Vamzdis yra skylė, į kurią kalbame. Kas yra kvailys? Kuris kalba į vamzdį ir klausosi. Žmogus. Žvakė. Tu kalbini šuniuką, sakai ciciukas. Žmogus. Žvakė. Tu išsivedi žmogų ir užputi žvakę. O tada prapliupo lietus. Kažkur žemai latavosi ėmė šniokšti vanduo, žaibai draskė tamsą, rikiavo dangoraižius mūšiui,
Ai, viskas kažkaip nublankė. O ir oras toks. Tik išeini pro duris ir kaip į betonmaišę. Lyja ir lyja ir lyja. Ką mes dar galim? Kalbėti apie ką nors nesvarbu. Lyja arba sninga, arba vėl lyja. O mes ką, mes nieko per tokią darganą. Ką mes dar galim? Kodėl jie verkia apsikabinę? Nes nyku šitaip gyventi. Kodėl jie dabar spjaudo žemyn ir žvalgosi į dangų? Nes nyku mums šitaip gyventi. Kodėl jie sutinka vienas kitą ir tuoj pat vėl išsiskiria? Nes nyku mums šitaip gyventi. Kodėl jie keliasi viduryje nakties ir kiša galvą į kilpą? Nes nyku mums šitaip gyventi. Nes nyku mums šitaip gyventi. Nes nyku mums šitaip gyventi. Kaip reikia gyventi? Taip ir gyventi. Gerai, puikiai nuostabiai. Ačiū, neblogai, panašiai. Kartais visai panašiai gyvenimą. Vaipytis ir maivytis, patyti akis, sakyti, be abejo, be abejo. Uždirbti pinigus ir leisti pinigus. Valytis batus. Keiktis. Fotografuotis. Apkalbinėti kaimynus. Giedoti bažnyčios chore. Verkšlenti, ukšnoti, kiknoti ir spygauti. Na, ko tu žiūri dabar į mane? Jei visi. Tai ir aš, ar man jau ir to negalima? Mėlynas liūdesio angelas, oranžinis nerimo angelas, žalsvas tikėjimo angelas. Juodas pavydu. O aš vargšas, bespalvis ir visai ne angelas. Jei paklaustų manęs, ar aš pranašas, be abejo atsakyčiau, be abejo. Jei paklaustų manęs, ar aš apgavikas, be abejo atsakyčiau, be abejo. Jeigu paklaustų manęs, ar aš pamišėlis, ar visi likusieji, be abejo atsakyčiau, be abejo visi likusieji. Tada sėsčiau į automobilį ir važiuočiau. Kur noriu ir greitai, kokį 200 km per valandą greičiau. Tada atsidaryčiau visus langus ir gerčiau Black Label iš butelio. Važiuočiau kur noriu, niekur nestabdydamas. Surūkyčiau keletą cigarečių iš eilės ir kelias vyniotųsi po manim tyliai švokšdamas. Tada garsiai nusikeikčiau, pasukčiau vairą ir rėžčiausi į medį. O ko manęs nieks nemyli, nemyli manęs niekas. Pirmoje eilutėje debesys, antroje eilutėje snaigės, trečioje eilutėje... Purvas po kojom. O ką, jeigu tas grožis būtent toks ir yra, vienadienis ir skaudžiai mirtingas? O ką, jei to grožio daugiau visai ir nėra? Vien tik tai patikėjimas. Kad taip nors ko nors patikėt, nors vien. Šiandieną pasivaikščiokime dangumi, basom, kad nesidėtume maldumo. Pavargę sėskime ant minkšto debesies. Ačiū, buvo gražu. Jeigu mokėčiau piešti, pirmiausia, aš nupieščiau angelą. Ačiū, buvo gražu. Vasą, stovint už juos. Ačiū, buvo gražu. Dėmesio, dėmesio, kalbu į vamzdį. Ką jaučia, ką jaučia, ką jaučia. Ką jaučia kvailys riaumodamas į vamzdį? O nieko jis nejaučia. Nes nyku mums šitaip gyventi. 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 Jeigu mokėčiau piešti, nupieščiau aš laimingą žmogų. Savaime aišku, giedro veido, besišypsantį rugiuos ir didelį, ir gražų. Nupieščiau 2 rankas ir 2 sparnus.
visiems. Visų pirma, norėčiau pasveikinti teatro dienos progą. Mokytoja Elvyra man vakar sakė, kad aš turėčiau trumpai ką nors pasakyti. Iš tikrųjų galvojau, ką galėčiau pasakyti ir tik tai pirma mintis, kurie atėjo į galvą, tai kaip aš norėčiau sudalyvauti dar vienoje pelicijoje. Ir kaip aš norėčiau dar vieną kompoziciją pabūti su mokytojo Ogutė. Ir prisiminiau, išventėme mokytojos Ogutės būrelio 10-metį. Į atsiminimų knygai rašiau tokį sakinį ir jame parašiau: mokytoja Ogutė, niekada nemeskite savo amato, nes jeigu ne jūs, daugybė jaunų žmonių niekada taip ir nesužinotų, koks gali būti gražus literatūrinis žodis. O dabar, turbūt paskutinį kartą Elektrėnų Versmės gimnazijai norėčiau padeklamuoti mažytę eilėraštą. Vladas Šimkus. Apraudojimas vaikystės. Gerai pagalvojus, ir aš juk turėjau vaikystę. Vaikystę turėjau. Ir kaipgi galiu nepraskysti? Toks mažas buvau, kad beveik negalėjau paeiti. Nė pats nežinojau, berniukas esu ar mergaitė. Ir kas patikėtų toks visiškai mažas vaikytis. Kad šiandien galėčiau drugelį po skverą vaikytis, pribėgti prie paminklo, užmaukšlinti jam savo beretę. Nereikia. Neguoskite ašaroms, leiskit byrėti. O būdavo šokį per balą, o būdavo basas. Nemielas diplomas, nedžiugina užsienio pasas. Vis tiek nebekrykštausiu ir nebeplosiu katučių. Nešluostykit ašarų. Leiskite man išsikūkčiot. O kartą, kai šokau per balą, paslydau. Nejaugi tos dienos negrįž, lygi grabo ir liksim suaugę. Deja, pinigai tik sugrįžta į valdišką iždą. Vaikystė negrįžta. Prašau nesiginčiat, negrįžta. Reiks nešti per gyvenimo širdį sudiržusią kietą, nebent į senatvę pavyktų šiek tiek suvaikėti.
taip egzistuoja tik tam, kad dar labiau skaudintų, o ypač sunkiu momentu dar labiau prisiliektų. Viltis, šlykšti, slegianti iki skausmo, iki ašarų. Viską atiduodant ir čia pat atimant. Emilija, Emilija, kur padėjai mano pėdkelnes? Niekur aš jų nedėjau, man tavo pėdkelnės dviem dydžiais per didelės. Kaip tu per didelės? Tu ir vėl girta. Ar aš? Negi aš. Ką daryčiau, vis išgėrus ir išgėrus. Kad paklausiu, kur mano pėdkelnės, tai jau išgėrus, tu tokia pat kaip tėvas. Taip, ir labai džiaugiuosi, kad nesu tokia kaip tu. Tomas, daug geresnis už tave. Tu girta? Kaip aš neginčiu tavęs, mama? Aš ir tau jau girta. Ką daryčiau, vis girta ir girta. Šiandien visą virtuvę sutvarkiau, į indus išplovau ir vis tiek girta. Ne, mes tokie kvaili, nematom ir nesuprantam. Jau geriau tu nieko nedarytum, o geriausia, jei iš vis nebūtum. Kas tavęs prašė kištis į mano gyvenimą? Į tavo gyvenimą nepaviršk, meluoji, kad aš tavo motina. Užausi, užsidirbsi, galėsi gyventi, kaip norėsi. O dabar prašau išvirti man kavos. Negi tu nematai, kad visiems gadini gyvenimus. Ir man, ir tėvui. Man rodos, aš prašiau išvirti man kavos. Ar reikės vėl nueiti? Nereikės. Jau buvai, jau pakankamai prisiašaroji, kokia bloga mūsų šeima. Tik tu viena, angelas. Tu tyčiojas, tai tėvas tau liepia. Pats elgės kaip ne vyras, o kaltavis. Aš ir aš. Sakyk, tėvas tau liepia. Tėvas man neliepia. Aš tavęs nekenčiu. Aš tavęs taip nekenčiu, jog noriu, kad tu numirtum. Kaip? Paprastai, numirtum, nebūtum, leistum man ramiai gyventi. Atsimink, Emilija, jeigu kas nors su manimi nutiks, tu būsi kalta. Atsimink, tu būsi kalta. Aš benzino kolonėlį, keistos mintys galvoje. Jei degtuką čia uždegčiau, atsidusčiau danguje. Labas vakaras visiems. Pasakysiu porą žodžių trumpai. Iš tikrųjų, dėkui, kad susirinkote ir šį vakarą esame kartu. Na, man, ko gero, tai yra paskutinis vakaras. Be abejo, norėčiau padėkoti mokytojai Augutei bei mokytojai Elvyrai, kad, na, kaip čia pasakius, kad su tokiu idiotu prasidėjo. Bet iš tikrųjų, taip pasakysiu paprastai, bet nuoširdžiai. Be jūsų aš nelabai. Na ir tokia, galbūt šiek tiek liūdnesnė gaida, pratęsiu šį renginį. Ir, na ką, ko gero pradėsiu. Nežinau, kas jūsų galvoje dėsis, gal tai privers susimąstyti, ar, na, galų gale išklausysit ir tai bus tai. Paskaitysiu Antano Škėmos ištrauką iš romano Balta drobulė. Tekstuką. Taigi, motina buvo mano pirmasis mokytojas. Aš prisimenu motinos pamokas. Pamokas baigdavosi netikėtai. Motina užvoždavo knygas ir valandėlę mąstė. Egzistavo kažkoks Musnierovskis. Neprisimenu Musnierovskio. Prisimenu piktus tėvo žodžius. Žinau, mėgsti Lenkus, Musnierovskis, neužmiršai. Motina maldavo akimis. Tėvas nematė manęs. Kartą, kai gulėjau lovoje,
Jis linko, pataisė antklodį ir sušnabždėjo. Mylėjau vieną žmogų, Antanutui, ir išsiskyriau. Likau su tėvu, nes tu esi, nes šeima. Gal kai užausi suprasi mane. Ar kankinimas Muznerovskių buvo ligos pradžia? Sunku atsakyti. Žymus psichiatras tvirtino, kad motina šizofrenija paveldė ir galas turėjo būti. Visa nelaima, kad tėvas neiškart reagavo ligai prasidėjus. Tuo metu tėvas grojo smuiku vokiečių kalbos mokytojai. Dabar mano motina buvo šlykšti moteris. Nutysta oda, skruostai smakras, krūtis nukaro lyg išmirkę baltiniai. Ir vis dėlto jai tvarkė kambarius, lokas skalbinius, bandė bučiuoti mane užmiegantį. Jos kalba suprastėjo. Ji judėjo ir dirbo lyg nuteistasis. Jos vaizduotė atgydavo priepuolių metu. Žuvys, gražios žuvys, sidabrinės, tvirtino motina. Jų žvilgsnis įsmigdavo į tėvą. Kokios žuvys, mamulė? Sidabrinės. Plaukia. Tu nemanyk, kad aš nežinau. Aš viską žinau. Tu groji smuiku vokiečių kalbos mokytojai. Tu groji, o į mano tu pirmą kartą groji. O seniau tai man groji. Kvaila tavo mokytoja. Motina kikeno patenkinti ir laimėjusi. Nutilk, rėkė tėvas. Viešpatie, kodėl aš buvau toks silpnas? Kodėl nemokėjau surikti garsiau nei juodu? Buvau siaubas, sutriuškintas. Nusišausiu, rėkė tėvas. Motina šaukė dar garsiau. Staiga tėvas sviedęs revolverį, šokdavo prie motinos, versdavo motiną ant sofos ir mušė kumščiais. Vėliau viskas vyko tyloje. Ramina kaimynai, moterų rengiama motina, tėvas suknibęs sofoje ir balsai, kurie tvirtino, kad esu vargšas berniukas. Pagaliau tėvas nusprendė. Buvau vienintelis, kurio motina pasitikėjo. Todėl vykdžiau apgavystę. Įtikinau motiną. Mudu važiuojame vasaroti į Palangą. Ji džiaugiasi kelionę. Įkalbino mane. Liepiau, kad esu geras sūnus. Vakarėjant įvažiavome pro vartus ir sustojome ties raudonų plytų pastatų, kuriame buvo užrašyta psichiatrinė ligoninė. Vairuotojas, sanitarių ir aš vos išvilkome motiną iš automobilio. Ji nerėkė. Ji žiūrėjo. Ir šis motinos žvilgsnis man vaidenosi, kai mokytojai man aiškino, kad visata yra sutverta gėrio ir grožio harmonijos ženkle ir kad žmogus yra pats kaltas savo nelaimės. Dėkui.
sulinko debesų, išskrido paukščiai virš dausų, tylumės, giesmės baigs, lai grįžtauja toli nuo mus, pamėg šią darbę sirdyti, išskrido paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą, lai grįžtauja toli nuo mus, pamėg šią darbę sirdyti, išskrido paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą. Kokia baugi rimtis aplinkui, kai viskas tuščia ir nyku, kai negirdėti virš laukų sparnuotus giesmininkų, draugų žymėlas būk ramus, šaltos žiemos ranka groblėta, išbaidė juos bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą, draugų žymėlas būk ramus, šaltos žiemos ranka groblėta, išbaidė juos bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą. Sparniai, žemės paukščiai, juos pasitinkam akimis ir vėtravė jausdami, grėsmingončiam žiūrim paukščiai, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislas žmonių, pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislas žmonių, pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą. Jie lėks viršum kalnų ir laivų, lėks nasrais, dangaus keliais, ir vėl kaip pernai nusileis ant seno ąžuolo, džiugins jaunus ir senus, giesmė tiek sykių jau girdėta, pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą ir džiugins jaunus ir senus, giesmė tiek sykių jau girdėta, išskridę paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą.
Praktikantė, laikydama rankoje tokį instrumentą,
kuris lotyniškai vadinasi knebekis, tokia įna užleptų galu. Žavingai prisigretino, žavingai ištarė ne ir žavingai nusišypsojo. Ir aš išsišypiau, o užsičiaupti jau nespėjau. Nes ji tuoj pat įbruko man tarp dantų savo knebekį ir prigrūdo pilną burną lignino. Na, tai dantukus gydysim. Taip ėmė čiaušėti praktikantė. Gydysim dantukus. Ir rakinėja savo instrumentu mano dantis. Nesijaudinam taip, pacientas, nesijaudinam. Nusišypsojo žali būtybė, o mano tos šypsenos net šilta pasidarė. Iš tiesų, sakau jums, šilta, šilta. Tik staiga taip karšta, kad net lankų išrinkau. O, sučiulbo mano gražuolė, atrodo pataikiau į nervą. Atsukau ją pilnas ašarų akis ir gailiai šypsodamasis, susijaudinusi pilvakalbę pro tą ligniną, ėmiau linksėti ir aiškinti, jog taip, ir man atrodo, jog tamsta pataikyti nervą. Nesijaudinam taip, pacientas, nesijaudinam. Atrodo, kad patai mano žavioji praktikantė vis dėlto nebuvo tikra, jog tikrai pataikė į nervą. Galvos jų už tai neguldė, 100% negarantavo. Jai dar reikėjo patikrinti. Todėl jį antrą kartą dūrė savo knebekiu į atrastą į nervą ir kai surikė zuikio balsu trumpam išnėkiau į orą ir nusprendė savo atradimu pasidalinti su gydytoja. Daktarė, praktikantė net delniukai suklojo, daktarė, atrodo, aš pataikiau į nervą, žiūrėkit. Ir nespėjus daktariai pasakyti, nereikia, nereikia, aš ir taip tikiu. Ji įvarė savo kreivą įlą man į dantį trečią kartą. Paskui žiūri įsižiojusi į lubas. Įdomu, klausė į daktarės, už ko jis ten laikosi? Iš tiesų, palubėje nėra už ko laikytis. Greit aš buvau kėdėje ir pagyvenusi gydytoja glostė man galvelę. Ant nelaimingo mano nervo jau uždėjo, kaip pati sakė, vaistukų, o ligninu nušluostė ištryškusias dėkingumo ašaras. Ji buvo žavi kaip jaunystė, mano subrendus, suaugus ir jau šiek tiek pagyvenus dantų gydytoja. Niekur nedingsi. Aš myliu mediciną ir daktaras, bet nuo to karto pagyvenusias vis dėlto labiau. Marius. Mes su šitų meninių skaitimų, tai kaip ir su visom avantūrom, mano kol kas trumpam gyvenime, man parašė Facebooką. Rašo, atei gal norėsi, mes tavo tekstuką ir man pasirašau, kur madėtis. Tai va, šiandien nusiučia. Jonas Mekas. Beprotybės daina. 5 dalis. Aš su jumis gyvenu, su jumis valgau prie vieno stalo, jūs esate mano likimo broliai. Didžioji jūsų dalis yra žmogžudžiai, kiti šiaip vagys ir išsigimėliai. Žmogžudžiai, be geležinių pančių ant rankų ir bepročiai, be bepročio marškinių. Dažnai galvoju apie jūs, 100 kartų pasmerkiu ir 100 kartų išteisinu. Šit jūs sėdit prieš mane. Naktimis jūs dažnai kliedit ir nemiegate, dažnai pašokate iš savo lovos, išplėstom nuo išgąsčio akim, išsigandusi veidų ir dairotės aplinkui. Jie visi nužudyti šitom 2 rankom. Susirenka aplink lovą ir stovi. Grąžink man mano jaunystę, grąžink ją. Kur mano baltaplaukis, kur mano vaikelis? Jie visi kalba, o jų veidai, jų plaukai aptaškyti krauju, jų drabužiai. A, drabužiai. Jūs dar kartelį pašokate iš savo lovos
ir dar kartą peržiūrite savo drabužius, daiktus, ar nėra dar ko nuplėšto nuo stingstančio piršto žiedo, dar ko? Ne? Nieko nėra? Tik tie vaiduokliai aplinkui, šiti žvilgsniai, šitos akys. Pilnas kambarys kraujo putų. Jos liula, jo šaukia, iš jų kyla šimtai rankų. Bet štai, per kraują ateina žmogus, seniai nematytas ir užmirštas. Jo balsas toks aiškus. Atleiskite jiems, nes jie nežino, ką daro.